Lietuvoje steigiamas aukštojo mokslo kokybės forumas. Tai institucija, kuri turėtų atstovauti šalies aukštųjų mokyklų, studentų ir verslo interesus. Forumas turės ką veikti ir už tai yra planuojamos dvi formos. Viena nuolatinė konferencija, bet ji daugiau atliktų šviečiamąjį, rezultatus aptariantį vaidmenį. O kita forma būtų forumo taryba, kurie sudarytų 4 šalių atstovai. Turėtų būti diskusijos metu sutarta, kiek tų atstovų, 2, 3 ar 4 nuo kiekvienos šalies. Ir jie posėdžiautų, darytų darbą tarp posėdžių derinamai ir pateiktų sprendimus, kurie padėtų po to keisti, pagerinti ar priimti naujus teisės aktus. Aukštojo mokslo kokybę ketinama gerinti ir keičiant universitetų finansavimo tvarką. Vyriausybė nuspręs, kiek studentų valstybė gali išlaikyti, tuomet atsižvelgdama į stojimo rezultatus aukštai mokyklai skirs finansavimą. Tai anot švietimo ir mokslo ministrės turėtų skatinti konkurenciją tarp universitetų. Tokia finansavimo sistema, kad kuo daugiau studentų, tuo daugiau gaus finansavimo konkreti aukštoji mokykla, tikrai nepasiteisino. Todėl ir įgyvendindami, ruošdami norminius aktus dėl aukštojo mokslo reformos, kalbam apie tai, kad nereikia pririšti finansavimo prie konkretaus studentų skaičiaus. Ir studentų skaičius tai bus aukštosios mokyklos apsisprendimas, kad galėtų suteikti kokybišką, gerą, atitinkantį tarptautinius standartus išsilavinimą, o ne konkuruotų vieni su kitais, kiek galima daugiau studentų priimti. Tačiau tai tikriausiai neįtakos moksleivių motyvacijos, apie kurios vargu ar įmanoma kalbėti apie kokybiškas studijas. Aukštasis mokslas pasidarė masinis, todėl vis labiau dingsta motyvacija studijuoti, yra tik tais diplomo siekimas. Aukšto mokslo finansavimas yra taip pat kritinis, nes mes visiškai atsiliekame, esame patys paskutiniai statistikoje pagal lėšų skaičių lėšų dydį skiriamą studentui. Taip kad šioje vietoje nei naujų laboratorijų, nei dėstytojų kompetencijų kėlimo ir negalėtų būti su esamom lėšom. Yra tik tai prisitaikymas prie esamos situacijos.